Sveiki mūsų brangus draugai, jūs kanale Askanta ir šiandieną pas mus svečiuose pastorius Giedrius. Labadiena. Labadiena. Giedriau, papasakokite truputį apie save. Kur jūs gimėt? Jo, kaip sakyt, esu tikras lietuvis arba galima netgi pasakyti čystas lietuvis. Gimiau Vilniaus rajone, Nemenčinės miestelis. Jisai dažną kartą nuskamba nelabai gražiai, bet iš tikrųjų toje gražioje gamtoje, toje nuostabioje apsupti, 48 metai atgal, gimė toksai žmogelis Giedrius. Tai jūs toks ištikimas Nemenčinės gyventojas, taip? Jo, tik tais ta tokia dislokacija, ten gal porą kilometrų iki Nemenčinės gimiau ir dabar šiek tiek už Nemenčinės gyvenu. Kaip jūs prisimenate savo vaikystę? Savo vaikystę aš prisimenu tai, kad visada mane persekėdavo tas toksai jausmas, aš visada norėdavau teisybės, sąžiningumo ir atvirumo. Ir aš pat nuo pat mažens pastebėdavau, kad suaugę žmonės kartais elgiasi neteisingai. Jie vieną šneka, kitaip elgiasi. Ir netgi kartais aš pamatydavau tai savo šeimoje, atrodytų, kad lyg ir apsitarė ir žiūri, kad vyresnysis brolis arba vidurinysis brolis netaip pasielgia, arba mano sesuo, kuri vyriausia iš mūsų visų. Ir man visada norėdavosi, kad mes būtume kartu, mes būtume vieningi ir kad mes iš tikrųjų galėtume, kaip sakyti, visam pasauliu netgi ištransliuoti, kad teisybė yra. Tai čia vat aš save tokį atsimenu mažiuką. Ir visada kažkodėl tais aš sulaukdavau tokio negatyvaus atsako į savo šitą troškimą, bet jau čia daugiau iš gatvės pusės, iš savo draugų, iš visų šitų aplinkinių žmonių. Tai va, toks. Jūs sakėt, kad turėt sesę ir brolius, tai pas jūs didelė šeima? Jo, tai mūsų šeima mes esam keturiese, tai yra, va, kaip ir minėjau, 2 broliai, 1 sesuo ir aš esu pats jauniausias. Bet mūsų tėvai neperspėvė savo tėvų, nes tėvas 12, mama 10. Tai irgi ir mama jauniausia savo šeimoje, ir tėvas, tik nežinau, ar tėvas jisai jauniausias, nes jie dvynukai. Tai kuris, ar jisai vyresnis, ar jisai iš paskutinių. Tai ten jų šeimas buvo kur kas didesnės. Ir visi jie atsikėlė iš Dzūkijos, tik tais aš šeimoje gimiau čia. O jūs augot krikščioniškai šeimoje, krikščioniškai aplinkoje? Šita, kaip pasakyti, kadangi katalikai yra irgi krikščionės, tai galima pasakyti taip, bet ne evangeliniai šeimoje. Tėvas ir mama, jie stengdavosi eiti į bažnyčią, mama buvo mokytoja pradinių klasių, tai jai labai daug tai kainavo. Jinai turėdavo slėptis, atsimenu, tai į Vilnių į vieną bažnyčią važiuoja, tai po to į kitą, reiškia, bijodavosi, kad ją nenučiuptų. Ir mes visada ieškodavom, mes suprasdavom, kad mums reikia Dievo. Stengiatės ieškoti tiesą, sąžiningą, tai čia jūsų šeimoje buvo tokios vertybės ar kažkaip iš savęs? Taip. Tarkim, mūsų tėvai jie negyveno prabangiai arba turtingai ir viena iš šitų priežasčių buvo todėl, kad jie niekada neįsipainiodavo į jokias kvailas istorijas. Jų niekada negalima buvo pagauti už tai, kad jie kažką savo nukniaukia ar dar kažką tokio padaro. Nes sovietmečiu sutikit, nes mesgi girdėdavom, kad sakydavo, kad iš valstybės kaip ir gali vogti, tik ne iš žmonių. Tai jie netgi iš valstybės nevogdavo. Ir būdavo mums kartais sunkoka. Tai nebuvo taip, kad iš darbo į namus, kaip anksčiau visą laiką sakydavo. Tai tarkim, netgi mano mama kominai pasižymėjo, tai aš tik dabar supratau, kai mano vaikai mokosi tos pratybų sąsviniai, tai tą mama darydavo jau sovietmečiu. Jinai pasimdavo žurnalus, laikraščius ir mes visi padėdavom, pavyzdžiui, reikia surasti agurką. Vieną agurką iškerpam, į sąsvinį prilipinam, jinai deda pliusą, kitas agurkas ir jau vaikas po to pradinėse klasėse jau galėtų parašyti, kiek tai yra. Jinai buvo atsidavus. Jinai atvirkščiai į darbą neždavo, o ne iš darbo. Na jo, čia toks buvo anksčiau, man atrodo, labai retas dalykas. Labai retas. Kuom jūs norėjote tapti vaikystėje? Aš manau, kad turbūt tas tuo metu tai buvo milicininkas, kosmonautas arba kareivis. Tai yra tos profesijos, kur tu kažką gali
pasiekęs įtakoti. Nu, tarkim, jeigu tu ten milisnikas, pagauni bandziugą ten kokį tais, apgini kažką tais. Jeigu tu kareivis, tu gini savo šalį, žmonės, o jeigu tu kosmonautas, tai be abejo tu pamatai daugiau, negu kiti mato ir tada į tave daugiau atkreips dėmesį ir tu galėsi kažką pasakyti tai, kas yra gera. Tai vat tokios. Tokios buvo svajonės. Jūs minėjot apie kiemą ir draugus iš kiemo. Kiemas tai, aš jį atsimenu, iš vienos pusės tai tikrai labai gerai, todėl kad mes žaisdavom, bėgiodavom ir mums būdavo, reiškės, nuobauda, kad į lauką neišeisi. Tai vad, kom galėdavo gazdinti tėvai, kad į lauką neišeisi. Tai kad buvo toksai geras draugų ratas, kaimynų ratas, visa kita, bet čia pat būdavo ir iš kitų kiemų ateinantis ir va ta tokia va konfrontacija. Ir jinai vis augdavo. Kartais augdavo dėl to, kad mes lietuviai, o kartais augdavo tiesiog, kad mes netokie. Mes netokie. Ir kartais aš jausdavau, kad mes kartu su draugais, o kartais aš realiai jausdavausi vienas. Su savo vertybėm, su savo požiūriu, su savo šitu tokiu vidiniu gyvenimu. Na, ja, čia kaip anksčiau pasakodavau, kai buvo kiemas prieš kiemą, pagal panetkės gyveno. Nukritau, tikrai mama nukritau. Jo, tai jūs irgi kieme gyveno pagal panetkės, jo. Tai galbūt papasakokit kažkaip, gal kažkokių istorijų įdomių turit arba... Įdomių istorijų buvo jo. Kažkaip tais išėjo naujas Robin Hoodo filmas. Tai ne tas ten labai toksai senas, bet kuris ten su ilgais plaukais, toksai gražuliukas, ten vieno žodžiu. Ir mes, kai pasižiūrėdavom, mes visada norėdavom būti panašus į jį. Mes rinkdavom alaus kamštelius, juos pradurdavom ir su tokiam vilytėm darydavom savo šarvus. Labai nedaug užtekdavo kantrybės. Tai va, visi tie pagaliai, lankai ir tai toliau. Ir nežinau, kas pasiūlė mums pakovoti su kitu kiemu, su kita nemenčinės dalim. Tai atsimenu kaip šiandien, mūsų buvo 20. Mes atsistojom, tam nežinojom, kaip kovosim, dar kažkas. Ir pamatėm jų turbūt, tie atėjo mūsų priešininkai, jų turbūt 80 buvo. Mes gėdingai bėgom. Gėdingai bėgom ir kas žino apie nemenčinę, pro nemenčinę prateka Neris ir nemenčinėlė. Tai vad bridom pro tą nemenčinėlę su batais, su basketais, su rūbais, kad tik tais mūsų nesivytų. Nes kada tu bėgi, yra didesnis stimulas pabėgti negu tas, kuris tave gaudo. Tai jie vat sustoja iki to reiškia, upelio ir toliau jau nebėjo. Ir tada aš apsidžiaugiu. Ir kai šiandien važiuoju, galvojau, kom galėjo pasibaigti, jeigu ne nemenčinėlės upelis. Tai tokios istorijos. O kad ten viens kitam galvą praskeldavom visai netyčia, todėl kad žaidimai jie būdavo tokie, žinot, tai plytas krenta, tai dar kažkas. Statėsi aplinkui namai, tai visi parapetai, visos statybos būdavo mūsų išlandžiotos. Dar tokia viena istorija, kurią aš labai ryškiai atsimenu. Tai nežinau, kodėl mums reikėdavo tos lipučkos tokios vadinamos. Ten tokia guma buvo, mes ją atpjaudavom, po to tai kamuoliuką kažkokį tai surezgi, tai dar kažką tokio. Ir sargui tai atsibodo. Ir jisai iš 2 aukšto perkelė ją į 3 aukštą. Pas mus 2 aukšte buvo toksai jau pabėgimo planas. Mesgi berniukai žiūrėjom Robin Hoodą. Tu turėjai bėgti per visą statybą, ten dar nebuvo tų pertvarų. Ir turėjai šokti, nes ten buvo žvyro krūva išpilta. Ir iš 2 aukšto tu šoki žvyro krūvą, ir sargas nešoks. Sargas jisai išmintingas yra žmogus. Tai va, ir mes pasimiršom, kad mes esam jau 3 aukšte. Ir sargas mums, papuolė. Ir mes bėgam. Ir mūsų jausmas, kad mes bėgam 2 aukštu. Ir tik tais, kaip mes, ir žiūrim, jau šuoliai suprantam, kad čia, ne iki kelio, aišku, mes įsmigom, viena žodžiu, nuskodėm, mes tik tais girdėjom, kad jisai šaukė, kad mes sustotame ir visa kita, turbūt jam pačiam nepatiko šitą jo užmačią, bet mums kaip ranka po tą nuėjome, jau nebenorėjom, nes taip jau buvo įdomu. Manau, anksčiau visi sportavo ir kieme buvo galbūt tokie sportininkai, kurie kvietė su savim, gal
kaip anksčiau buvo labai populiaru koviniai menai, tai gal irgi užsiminėjat kažkom? Jo, tai tarkim, mūsų kiemas jisai buvo, nu, mes galėdavom pasipešti, bet tos peštynės būdavo tokios, na, juokingos. Ir kada jau iš vienos nemenčinės vietos mes persikėlėm su tėvais į kitą, tai ten buvo jau arčiau stadionas. Ir kadangi jau tai jau kita nemenčinės dalis, ten jau buvo ir priešininkai kitokie. Ir prasidėjo toksai dalykas, kad kai, reiškia, pas mane sportas prasidėjo jau tada, kada aš įtikėjau. Nes viena iš priežasčių, kodėl aš pradėjau sportuoti, man atsibosdavo tos patyčios. Nu, mes kaip ir jau įtikėjom, mes esam, reiškia, evangelinių tikėjimo ir kažkaip tais surasdavo tie žmonės tą informaciją, kad mes, nu, tie jau vaikinukai ir sakydavo, tu ten sektantas ir taip toliau. Nu, tai akmenuką numeta. Tai dar kažką ten tokio padaro. Gal man buvo graudžiausia, nes mama dėkdavo tokias vertybės, kada tu palydi savo klasiokę namo, tu nešk jos kuprinę. Nu, tu neši jos kuprinę, visą kitą, jie pagauna tave, duodam malkų, apvirčia tave, dar kapeikas iškrapšto ir tu toksai galvoji, nu, kaip čia taip, nu, ir nei tu jos palydėjai, ir tu pats toksai, kaip pasakyti, ir tas ilgainiui man atsibodo, tai 15 metų aš nuėjau į, kaip šiandien atsimenu, formą, buvo klubas Lietuvos gatvėje, ten visą vasarą prasportavau, toks, nu, negali sakyti, kad raumenukas atsirado, nu, bet jau, kaip sakyt, kaulas sutvirtėjo. Kultūrizmas gatvėje nieko nepadeda, absoliučiai. Tada užsirašiau į tokią sekciją gatvės muštynės. Tai ten pralankiau, aiškiai, visus metus. Tai davė kai kurių tai rezultatų. Per vieną dieną aš atkeršiau visiems, kas mane skriaudė. Ir nustebęs buvau, kad tie tokie dideli gramylos, vienas iš jų atsiklaupė ant kelių ir prašė, kad aš daugiau nebemušiu. Man buvo iš vis keista, galvoju, aš tavęs bijaujusi, o pasirodo vieną blizgį į akį ir tu toksai. Nu ir po to aš dar nuėjau kickboksą lankyti, tai jau jį lankiau iki 23 metų. Tai 4,5 metų buvo iš jų, reiškės, profesionaliai. Aišku, tas profesionalumas ir dabartinis profesionalumas truputėlį skiriasi. Skiriasi, nes ir medikų priežiūra, ir ta pati mityba ir visa kita, bet jau tada skaitėsi profesionaliai ir aš vadinu nuopuolio pradžia. Čia kelintais metais buvo? Tai buvo, man net ir sunku pasakyti, dabar aš 91 įtikėjau, tai va, tai čia gal kokie 94 jau, 5 metai ir jau. Aš žinau, kad to laikotarpio 90-ais labai dažnai, jeigu tu sportininkas, tave kviečia į kažkokią brigadą, į kažkokią grupuotę. Jūs kvietėt? Ir kvietė, ir buvo toks laikas, kad ir aš pats norėjau. Todėl, kad aš galvojau, truputėlį turėjau tokią iliuziją, kad ten irgi teisingi žmonės, kurie laikosi žodžio, kurie laikosi ir taip toliau, ir jie atiminėja pinigus ne iš vargšų, o iš negerų žmonių. Vėlgi Robin Hoodas, vėlgi tas pats. Ir pavyzdžiui, netgi kaip mes bandėm kurti tą tokią grupuotę, tai sakydavo, kad tu kažkoks tai nepuciovas, nelaimingas, nes, sako, mes ten bandėm ginklus pardavinėti, mes ten bandėm dar kažką ten tokio, šiaip dabar, kai atsimenu, tai siaubas eina. Ir visada kažkas nepavykdavo. Visada kažkas nepavykdavo. Ir dabar žiūriu, kad daugelis iš jų jau ir po Vėlėną, ir kitų gyvenimai tokie pakrytę yra. Ir tada aš suprasdavau, nes kiekvieną kartą, kai po muštynių aš grįždavau, mano mama atsikeldavo nuo kelio. Jinai melsdavosi ir jinai sakydavo, sūnelis sugrįžo. Tai aš tikiu, kad tai mamos malda, tai tėvo malda, kad aš neįsipainioju į tai. O pasiūlymai iš tikrųjų buvo, rekomendacijos irgi buvo ir netgi toksai troškimas, kad gyventi geriau negu mano tėvai gyveno, tai jo, šitas buvo. Na, čia tokia dažniausia priežastis, dėl ko ėjo tenais dėl pinigų, dėl to, kad skurdžiai gyveno ir kad užsidirbo. O kaip jūs krikščionys, jūs tikit Dievu, kaip kilo mintis ateiti į grupuotę? Tai, tarkim, reiškės, viskas vieną dieną nevyksta. Gaunasi, kad kada aš įtikėjau, tai buvo man 13 metų. Buvo ir Dievo stebuklai, ir Dievo apsireiškimas. Ir ta prasme, tai čia tokia, kaip viena istorija,
O kadangi uždavė šitą klausimą, tai jau kai tas nuopolis jisai po truputį, tu atitolsti nuo bažnyčios. Ir anksčiau, kada tu esi bažnyčios dalis, tu meldiesi, už tave meldžiasi, tu esi ir, reiškia, ir Dievas atsako į tavo poreikius. Bet kada tu nusisuki nuo jo, tu gyveni pagal savo principus, savo supratimą ir taip toliau. Ir tada, kai tau trūksta pinigėlių, tu kreipiesi į Dievą, nu taip, kaip sakyti, iš bado jis neduoda mirt, bet kodėl jis turi dalyvauti tokiam mano gyvenime. Ir tu po truputį pradedi galvoti, kad Dievas turbūt tavęs jau nebegirdi, Dievas turbūt jau tavęs nebemyli, nes tu padarai jau prieš tai tą ir kitką. Po to daug tokių dedamųjų dalių psichologinių susidaro ir tu jau supranti, kad Dievas yra, bet kažkodėl tais pasąmoniai tau atrodo, kad Dievas jau prieš tave. Ir tu turi kaip ir pats pasirūpinti. Tai gal toksai būtų, ką gali pasakyti žodžiais, nes jusliniai tai ten dar daug giliau yra. Bet jūs vaikščiot nemenčinė į bažnyčią? Ne, tai buvo tuometinė tikėjimo žodžio bažnyčia, mes važiuodavom į Vilnių. Mhm. Nes kodėl aš klausiu, dėl to, kad, pavyzdžiui, aš grupuotėj, bet ašgi pažįstu tos žmonės, su kuriais vaikščiau į bažnyčią, kaip man žiūrėti jiems į akis. Labai paprastai, tiesiog tu matai juos iš toli ir jau projektuoji kelią, kad prasilenk. Tikrai nenori pamatyti, tikrai nenori. Nes tu supranti, užduos klausimą ir tu susinervinsi, todėl kad klausimas jisai yra tikras, gilus, o tu tiesiog turėsi kažką tokio atsakyti grubaus, kad tipo man viskas gerai. Bet taigi negerai. Taigi negerai ir dėl to ir bėgi nuo tokio. Būdavo, kai tu negali pabėgti ir klausdavo, kaip tu, Giedriu, laikaisi. Nu, gerai, ką aš atsakysiu, blogai? Gerai. Sako, senai bažnyčiai nebuvo. Nu jo, kažkada pasirodysi. Tokia atmaskė. Bet viduj ten kažkas baisaus, kažkas tokio ir po to galvoju, o gal visgi Dievas, nu, ne prieš mane, gal Dievas už mane. Bet po to vėlgi eini pasimušė, na ir vėl viskas susimiršta. Kaip jūs išėjote iš grupuotės? Tai kaip sakyt, ta grupuotė, jinai taip ir nesusiformavo. Ten buvo keletą grupuočių, kur siūlė, vienoje ten buvo iš vis, ten, kaip sakyt, netgi šantažavo, kad jie, reiškia, pas juos būčiau, o taip tais tokia, jinai nesusilipdė. Ir tada pas mus išsigrynino kitą, mūsų 15 buvo vaikinukų, mes nemenčiniai pasidarėm savo sporto salę. Tai pusė sporto salės buvo tie, kas kilnojo geležis, o kita pusė, kuri jau būdavo sparingams, reiškės vieta. Man būdavo labai gerai, nes 12 raundų stovėt, tai yra ganėtinai sunku. O kadangi jų dar yra 14 ir jie kas kartą keičiasi, bet jie yra pailsėję. O man tai yra labai didelis iššūkis. Tai čia jau šitie 15, tai mes buvom ramus. Nu, aišku, kokią škarbonkę paspardyti mieste, nu, tai kaipgi be šito. Ar kažkas tokio, bet jau čia jau truputėlį toks. Tai kad tiesiog į tavo klausimą atsakymas, ačiū Dievui, kad mane neįsiurbė į tą grupuotę. Tai jinai nesusidarė. Kariuomeniai. Jūs buvot kariuomeniai, tarnavot, kaip ir visi tais laikais, ir būdami krikščionių. Visiems sakydavot, kad krikščionis. Ar ne? Ar niekas nežinojo apie tai? Aš žinojo. Tai kaip ir įdomu, kad aš kalbu kartais krikščionybė, jinai yra patogi. Kada aš ėjau į kariuomenę, tai buvo toksai klausimas, ar duot priesaiką ar neduot. Tai tuo metu pastorius, bažnyčios, kurioje lankiau, tai sakydavo, kas ciesoriui, o kas Dievui, tai yra Dievui. Tai nuėjau į kariuomenę, tas jau šaukimas buvo, tik, aš supratau, kad kariuomeniai be Dievo kaip ir nelabai gaunasi. Ir tu pasakai, kad tu esi protestantas, tu pasakai, kad pas tavai yra kitokios vertybės ir kai visi eidavo į bažnyčią pamaldom, tai tarkim man sugalvodavo, ką aš galiu nuveikti, kad neprisigalvočiau savo kokių ten kvailų ryškės šitų. Visi žinojo, kad aš ne katalikas, visi žinojo, kad įpykdysit Giedrių, gausit į lempą ir tokie tai. Kariuomeniai Dievas, jisai netgi keletą tokių savo darbų padarė visgi.
jūs dabar girdite, kad aš šneku. Ir ganėtinai mane sunku sustabdyti. Nors, aišku, tai yra įmanoma, nes vedantysis turi tam galią. Reiškia, be abejo, jeigu klausys mano klasiokai arba mano draugai, visi iki vieno sakys, kad Giedrius šneka. Mano mama, kada buvo pradinių klasių mokytoja, jai būdavo gėda, kad aš nesurizgiu sakinio. Pas mane būdavo toksai, Jis sako, nedaryk man gėdos, ai, tu ten, žinai. Žmogus pavargęs, jinai sako, o vaikui tai lieka. Ir aš suprasdavau, kad man geriausia yra pasakyti, tu gerai pasakėjai. Šaunu. Arba kažkokį tais kalbėti juokingus dalykus, kad visi pasijoktų ir tada tu kaip ir jautiesi toksai, kaip ir irgi iš jų, visa kita, bet sureksti sakinį man buvo ganėtinai sunku. Pasakyti, ką tu jauti ir ką tu išgyveni. Tai kariuomenėje buvo tokia istorija, kada aš baigiau seržanto mokyklą ir grįžau, jau mūsų būrio vado nebuvo, jį už girtuokliavimą išmetė. Ir aš buvau laikinai einantis būrio vado pareigas. Tai yra leitenanto, kas turi leitenanto, vyr leitenanto laipsnį, tai va aš ėjau pareigas. Ir kitiems leitenantams, kitų būrių vadams buvo labai patogu, Giedrius gali pravesti, reiškia, tas pamokėlės politologijos. Kaip jos vyko? Mes užrašom konspektą ir niekas tenais nevyksta. Mes žaisdavom jūrų mūšį. Visiems buvo gerai, leitenantams. Jie užsiėmė, reiškės, visa kita vadovybė mato mūsų galvas, kad mes sėdėm į, reiškės, ne į lentą, bet, tarkim, jeigu mokyklai būtų lenta veidą, ir viskas, ir mes ten kažką darom. Ir savo siaubą aš išgirstu komandą kuopa ramiai, tai yra per pietus. Pirma komanda, kas tarnavo, žino, kad užeina kaip kuopos vadas, o jeigu jau antra komanda kuopa ramiai, tai yra tik tais viena, tai yra pulko vadas. Girdžiu jo tos žingsnius ir atsidaro mūsų, reiškia, ten tada toj svetainė tokia, kur vyko pamokos. Duris, aš turiu atraportuoti, žinau, tai atraportuoju ten vyresnysis seržantas Ivilevičius, ten tokia politologijos Žalgirio mūšis. Jis tai sako, kodėl jūs, LP laikinai einantis pareigos. Sako, gerai, aš paklausysiu. Ir jisai va taip eina iki paskutinio suolo. Ir kol jisai eina, pas mane visas gyvenimas prabėga. Aš žinau, jeigu aš nešnekėsiu, man tarnyba bus labai karti. Išryškės, kas čia iš tikrųjų vyksta. Ir žinau, taip įdomu, kad niekada į Dievą kaip ir taip smarkiai nesikreipė, o čia kreipėsi Dievę, atrišk man lūpas, atrišk man, gelbėk visą kitą. Ir jis atsisėda, sako, tęskite. Ir tada žiūri. Ir įsilėjo tie žodžiai. Ir po šiai dienai, tai toksai pralaužimų laikotarpis, tai buvo būtent kariuomeniai. Kariuomeniai dar buvo viena tokia labai įdomi istorija. Prieina prie manęs kareivėlis vienas ir prašo, sako, aš noriu išvažiuoti namo savaitgalį. Pas mus buvo tokia tvarka, aš vidaus daliniuose tarnavau, buvo labai daug tarnybos, reikėjo daug ką saugot. Tai mes seržantai išvažiuodavom kartą į mėnesį, o jau eiliniai jie truputėlį. Ir eilinis jisai grįžęs, jisai prašosi vėl išvažiuoti. Nes sako, Klaipėdos dienos yra. Gerai, Klaipėdos dienos, tu buvai visi kiti. Jisai sako, taip reikia, tai sako, aš skolai neliksiu. Tai sakau, aš irgi skolai tau neliksiu, žinai, jeigu dar akis čia man, žinai, reiškės draskysi. Sako, nesupranti, sako, prašyk, ko nori. Aš taip ant birniaus, tai sakau, laikrodžio nėra, žinai. Gerai būtų geras laikrodis. Jis sako, laikrodis? Sako, o davai mašiną Honda Accord. Tais laikais. 2 durų. Čia. Tais laikais, jo. Aš taip. Ačiū tu Dieve. Prašiau antro golfo. Kažkada tais. O tu, tokiam ir aš toks džiaugsmingas, aš jį užrašau, važiuoja namo, visą kitą. Ir ateina skyrininkas. Jis sako, Giedriau, palauk, o kodėl jisai važiuoja namo? Sakau, gerai tarnauja. Sako, jis negerai tarnauja. Sako, jisai man akis drasko. Sako, mes taip nesitarėm. Sako, tai yra nesąžininga. Ir ką aš girdžiu? Aš girdžiu to, ko troškau vaikystėje. O pats elgiuosi taip. Ir žinot, ir jisai sako, tai kaip darysim? Aš sakau, я князька, хочу так врачу, aš reiškės valdovas, kaip noriu, taip ir. Jisai sako, o kaip čia? O kaip pas tave čia?
Ir žinot, kokia jo pavardė? Kiaulėnas. Ir aš taip žiūriu į tą nuostabų žmogų, kuris turi tokią ganėtinai keistą pavardę. Ir per jį Dievas kalba man. Ir primena kas. Tada aš ateinu pas tą kareivėlį ir sakau, tu man atleisk. Aš nesąžiningai su tavim pasielgiau, aš daviau tau, reiškia, tuščią tą tokį džiaugsmą, kad tu važiuosi, tu negali važiuoti. Tu jau buvai, tai yra tarnybos laikai. Ir žinote, čia įvyko tai, kad iki pat pabaigos, nes savam šaukimui yra labai sunku vadovauti. Tai dabar truputėlį kitokia. Savam šaukimui labai sunku vadovauti. Ir iki pat galo mane žmonės gerbė. Todėl, kad būtent Dievas prakalbo ir Dievas padėjo ir apsaugojo. Tai tau ir kariuomenė pas tokį pusiau tikintį žmogų. Na jo, nes aš galvojau, kad 100% jūs matėte tą filmą, kai jaunas vaikinukas krikščionis ėjo tarnauti ir iš jo šaipydavosi dėl to, kad jis nepriėmė priesaką. Tai skiriasi tom, kad jisai buvo tikras tikintis, jis aš toksai kaip patogu. Ja, ir dar su užnugarį buvo kickbokso mokykla. Taip. Kartais buvo patogu, kartais iš tikrųjų buvo baisu. O kokiamis vertybėmis jūs dar išmoko kariuomenę? Kariuomenė, kas išmoko, kad tu ne vienas esi. Kad tavo geras žingsnis atneša visiems gėrį ir tavo blogas žingsnis, ne tik tau, bet ir kitiems. Kažkaip kariuomenė, nežinau, jinai praplėtė tai, kad tu esi ne vienas. Iš vis, jeigu tu, tarkim, mes gyvendavom, kiekvienas miega savo lovą ir taip toliau, atrodo, kad mes skirtingi individai, bet mes esam sujungti. Ir kariuomenė kokią dar vertybę, reiškės, paliko. Aš tik tais krikščionybėj po to pagavau. Kada mes vidaus daliniai, tai čia specialūs daliniai, reiškės, mes netiduodavom pagarbos geležinio vilko kariams. Ir jie mums netiduodavo. Todėl, kad jie skaitė, kad mes prastesni, o mes skaitėm, kad jie yra prastesni. Ir tos tokios, tokia trintis, jinai būdavo tarp šitų, reiškės, dalinių. Ir mums vieną kartą vienas karininkas sakė, jeigu karas, mes vienas be kito negalim. Ir po to aš supratau, kad yra sekmininkai, yra charizmatai, yra dar kitos denominacijos ir visa kita. Ir mes kartais būname tokie, kad, žinote, desantininkas sako išminuotojui, ką tu čia, sako, ten kuitiesi, reikia iš kojos spirt, praeisi visą kitą, tai toliau. Ne, be išminuotojų desantininkas jisai, nepraeis. Ir atvirkščiai labai blogai, kada išminuotojai sako desantininkams, kur jūs ten skubat, jie reikia sakyti, aš tada supratau, kad tai yra didelė Dievo kariuomenė. Ir jeigu iš tikrųjų bus kaip sovietmečiu persekiojama bažnyčia, tada mes džiaugsimės, kad sutiksim vienus ar kitus tikinčiuosius, su kuriais mes kartais šiandieną nelabai norime pasilabinti ir taip toliau. Dabar aš nekalbu, kada yra klaidžiamokslis, kada yra ten nuodėmė ar dar kažkas, aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu, kada kažkokia forma skiriasi ar reiškės kokie įpročiai ir taip toliau. Kada jūs grįžot po kariuomenės į civilį gyvenimą, kuo jūs užsiminėjote? Aš kaip ir prieš kariuomenę, tai pirmą kartą, kada aš išėjau dirbti, tai man buvo 13 metų. Tai aš tą vasarą rinkau, reiškės, tas svogūnėlius nuo tulpių. Po to 14 metų truputėlį ten padėjau, reiškės, statybose. 15 metų irgi visą vasarą praėjo, tai aš dabar tik tai šią vasarą 3 savaitės pailsėjau. 3 savaitės pailsėjau, nes anksčiau aš neturėjau tokį. Tai viskas buvo darbuose ir nuo 96 metų aš esu plytelių klojėjas. Tai iki kariuomenės plytelės klėvau ir grįžęs iš kariuomenės klėvau plytelės. Bet buvo įdomus dalykas, kad pasižiūrėję, kaip aš vadovavau kariams, kaip visą tą tarnybos laikas praėjo, jie sako, pasirodyk pas mus, ateik dirbti. Tai kaip šiandien atsimenu, vienas iš mano draugų, jis tarnavo Rūkloj, sako, reikia tokio instruktoriaus kaip tu. Sako, tu tik atvažiuok. Ir aš jau galvoju, viskas, jau nebeklijuosiu plytelių, jau reiškia, aš baigiau tarnybą viršilos laipsnio, karjera tik prasideda.
Ir man naktį suskaudo pilvas dešiniai pusiai. Suskauda. Po to žiūriu, dar labiau skauda. Paryčiais nuėjau į greitąją. Ir visą šitą pasakojimą greitinant, tai aš taip prabuvau su to skausmu apie 4 dienas. 4 dieną, pasirodo, pas mane buvo trūkęs apendicitas. Ir 4 dieną pas mane ten prasidėjo tokie, kad man taip suskaudo, aš negalėjau nei įsities, nei nieko, o mano brolis vyresnysis, kuris dirbo už Vilniaus, jisai atvažiavo į Nemenčinę, kad papietauti su savo žmona. Greitųjų nebuvo, buvo iškvietimuose ir jisai mane jau vežė. Tai Antaviliai, šitą gyvenvietę, jinai man atsimena tuom, kad aš ten sušukau Dievui. Atleisk man už visas mano nuodėmes. Aš pradėjau jaust, kad man dingsta garsas ir aplink akis buvo taip, kaip senoj gryčioj apšalo langas. Tai vat ir tas, ir toksai, ir tu supranti, kad gal čia jau ir viskas. Ir iš šono iššoko greitoji. Ir jinai važiuoja. Ir mano brolis paskui ją iki Raudonojo kryžiaus padarė operaciją. Ir kada man žmonės sako, čia dabar mes galim truputėlį netgi kitą temą užkabinti, kada man žmonės sako, o kas ten buvo kitam pasaulyje? Ar jisai egzistuoja? Egzistuoja. Ir ten žingsnių nėra. Man buvo po operacijos taip bloga, kad negaliu pasakyti. Ir atvažiavo mano sesuo. Jinai paprašė, kad jinai galėtų pabūti prie manęs. Ir man tai bloga, be galo bloga. Jau negaliu aprašyti tos. Ir pasidaro lengva. Ir man, ten irgi tai langas buvo. Ir man taip įdomu, kokios mašinos pas šitus būdinčius gydytojus. Ir aš suprantu, kad nėra žingsnį, o aš jau ten. Ir girdžiu, kaip mano sesuo pradeda spiekti ne savo balsų, rėkti ir daužyti per mygtuką. Aš atsisuku, aš guliu. Ir vienu žodžiu pribėga gydytojai, jau aš savęs nebematau ir vėl man bloga. Atsiprašant, į smirdantį vamzdį vėl mane įkišo. Ir vėl man gera pasidaro, ir vėl aš vaikštu, vėl aš, nėra žingsnių, bet aš judu. Taip pat mąstau, kaip dabar mąstau. Taip pat atmąstau. Ir vėl atgal. Ir po to pro taip lengvai atidarytas duris aš girdžiu, kai gydytojas sako mano seseriai, jaunas, gal ir įsikapanos. Tai kitą dieną aš gydytoją pagavau už skverno ir sakau, kas man buvo? Sako, apendicitas, sakau, nejuokink manęs. Mano draugas 3 dieną su mumis kašį lošė, nebėgioja, bet mėtyt galėjo. Aš jau 3 dieną, 4 dieną aš neatsikeliu iš lovos. Kas man buvo? Sako, džiaugis, sako, pas tave plyšo, sako, jisai plyšo ir ilgai, tas bėgo, tas visas užkrutas. Sako, visi tavo viduriai buvo ant stalo, mes viską praplovėm, žinai, ir visą kitą. Tai šitas kelias, jisai, kaip ir aš pradėjau vaikščioti į bažnyčią, pradėjau šlovinti Dievą, dėkoti, bet dabar jauni žmonės, dėmesio jums. Neįleistina draugystė su netikinčiom mergaitėm arba mergaitėm su berniukais, jos duoda savo vaisių. Jinai nedraudė man eiti. Nedraudė. Bet mano tas geismas, tai aš tikrai nekaltinu to žmogaus. Tai mano tas toksai ir aš vėl paslydau. Ir vėl manęs bažnyčiai nėra. Tai kad, brangus jaunas žmogau, žinau, kad saugot save iš tikrųjų verta, nes tai yra kur kas daugiau negu mes galime suvokti. Pasiekmes po to būna tikrai skaudžios. Čia tokia istorija, kada save matai iš šono gulinti, čia, man atrodo, čia neįmanoma pamiršti tokią istoriją ir čia tokia pamoka visam gyvenimui. Kada jūs jau išėjote iš ligoninės, jūs, man atrodo, pirmą, ką padarėte, tai visiems papasakojo, taip? Ne visiems, nes man buvo keista, nes, žinot, jeigu tu turi tame patirtį, tu gali pasakyti, kad tai iš tikrųjų tikra. Kad taip ir taip. O čia, biški tai buvo truputėlį, ar nepagalvos, kad pas mane, ten
šarikai už rolikų užsisuko ten ar kažkas ten tokio. Ar nepagalvos, kad tikrai tu kažką čia įsigalvoji. Bet po to aš pasižiūrėjau išrašą, pasižiūrėjau visą šitą ir savo artimiems žmonėms jo pasakiau. Nesakiau, nežinau kodėl. Negaliu paaiškinti pilnai. Kaip tada atrodė taip teisinga. Na, aš manau, kad dabar tokia yra proga, kad Jo. Dabar aš galiu laisvai šnekėti apie tai ir kada netgi su netikinčiais aš galiu šnekėti, kad taip. Vieni sako, jo stipru, kiti sako, žinok, ten buvo elektromagnetiniai impulsai, ten kažką tokio, jie suranda paaiškinimą. Nu, jie lieka prie savo. Jo, galima. Prie visko galima surasti paaiškinimą. Kaip jūs tapot pastorium? O, čia įdomi istorija, kuri irgi eina per skausmą ir išmėginimą. Tai tarkim, 24 metai, spalio 12, kaip šiandien atsimenu, tai yra mano gimtadienis ir pas mane 2 buteliai vyno ir aš šaukiu, Dieve, aš vienišas. Mano meilės laivas sudužo ir supratau, kad daugybė draugų, nesakau, kad visi, bet daugybė draugų, kurias aš turiu, jiems yra patogu turėti tokį draugą kaip Giedrius. Su jais blogai pasielgia, aš ateisiu, duosiu lempą. Reiškia, visada, jeigu jiems reikės pagalbos, aš visada atsišauksiu. Bet aš pradedu matyti, kad kai man reikia, ar dar kažkas, tai nėra tikra draugystė. Ir aš suprantu, kad aš vienišas. Ir porą dienų po šito aš ėjau su savo šuniu pasivaikščioti. Miškas tikrai gražus yra miškas nuo Nemenčinės iki Gilos ežero. Tai aš ne to paprastu keliu eidavau, o ten truputėlį tokiais takeliais. Ir vedžiodama šunį aš sakau, Dieve, aš prisivalgiau tikrai daug purvo. Ir aš suvokiu, aš be tavęs nieko negaliu daryti. Nieko. Prasme, tą, ką aš noriu padaryti teisingą, aš visą tai sulaužau, aš visą tai sugadinu. Ir sakau, jeigu tai yra įmanoma, sakau, duok man žmoną, su kuria mes būtume širdis į širdį. Kad jinai mane prie tavęs trauktų, vestų prie tavęs. Nes aš turiu tą patirtį, save mačiau iš šono ir vėl aš žiaurus Giedrius. Vėl aš grįžau prie to paties. Ir aš net paprašiau ir plaukų spalvos, tada mus tai mokė, kad galima. Tai ir paprašiau, kad mes niekad nesipyktume. Tai nuo 2002 metų nei vieno barnio. Net tikintiesiems sunku patikėti. O kada pirmas buvo? Nebuvo, nei vieno. Nebuvo nei vieno barnio. Būdavo, kad aš jos nelabai suprantu. Manęs nelabai supranta. Būdavo, kad kažkiek tai tu piktelini, bet tu supranti, tai yra moteris, tai kitas žmogus. Tai grįžtam prie to, kad aš taip nuoširdžiai pasimeldžiau. Ir lapkričio 9 į barą, taip teisingai jūs išgirdot, į barą įplaukė nuostabi gulbė. Tai yra mano žmona. Tam bare aš per klaidą, jinai irgi per klaidą. Ar tikrai per klaidą? Nes mes, matot, Nemenčiniai buvo baras, kurį mes vadindavom girdyklą ir ten gerbinti save žmogus tikrai neitų. Ir atsidarė Nemenčiniai tokia kavinė prie upelio. Tai vėlgi Nemenčinės gyventojai, kas jau mūsų metų, tai tikrai atsimins. Tai buvo, žinokit, toksai gaivus gūsis. Taip, ten galėdavai atsigerti alaus, bet ten pagrindė būdavo kava, sultis, pyragėliai, kažkas tokios skanaus. Ir ten rinkdavosi tie, kas norėdavo iš tikrųjų pajausti, kas tai yra kavinė, kas tai yra tas bendravimas. Ir penktadienis, reiškias aladienis pas mus būdavo. Tai draugas skambina, sako, aš tavęs laukiu prie Živco. Sakau, rimtai? Jo, o kas ne taip? Į Živcą tu nori? Jo. Tikrai. Galvoju, yra kavinė prie upelio. Bet kavinė prie upelio iškabino Živec alaus reklamą. Ir tokia pat reklama buvo būtent tas baras, kurį mes Živcu vadindavom. Gerai, ateinam mes į tą barą. Aš ateinu į tą barą, jisai man skambina, kur tu? Živce? Sako, ašgi čia nieko nematau. Sakau, palauk, aš čia. Ir suprantu, kad jisai prie upelio. Aš taip supykstu ant jo, o sakau, tu dabar ateini čia. Vietoj to, kad pasakyt, kad prie upelio. O, iškės mano būsima žmona, jinai atėjo todėl, kad kompanija ten kažką tai norėjo sutikti, kažkaip tai tokio. Ir ta kompanija, mano draugo, kuris atėjo ne vienas, pažįsta tą kompaniją ir čia tada toksai, kur jau mums eit. Pabūsim šitoje girdykloje. Tai tokia.
istorija. Bet aš manau, kad čia ne šiaip savo. Čia Ne, planas. tikrai. Taip. Čia buvo Dievo planas toks. Jo, ir kodėl aš nuo tai pradėjau, todėl kad mes iš tikrųjų labai greit pamilom vienas kitą. Ir supratom, kad, nežinau kaip tai supratom, bet supratom, kad iš tikrųjų verta pabandyti. Nes aš dar turėjau tokį draugą, su kuriuo mes kepdavom šerną. Šernas tai būdavo tiesiog kiauliena ir tarp jos gabaliuko įdėtas svogūnas. Mes tai vadindavom šerną ir mes išliedavom viens kitam savo širdį. Ir sakydavom, Tom, pipi, negalima patikėti, pasitikėti. Ir kada, sako, tu ženėsies? 40. Aš sakau, irgi panašiai ten, kol visos žaizdos užgis ir visa kita. Ir jis jau klausė, Giedriu, o kas čia? Sakau, nežinau, kaip aš patikėjau jai. Aš patikėjau ją. Ir nunešėmės, reiškias, kaip tai vadinasi, kad sutuoktų mus, prašymus, reiškias, kad mūsų sutuoktų. Ir mes jau birželio 22 susituokėm. Po metų gimsta mums dukra ir gydytojai pasako, kad kai jinai pradės vaikščioti, jinai mirs. Didžiulio aneurizma smegenyse, prie akių centro, tikrai didelė, jinai buvo tokio dydžio. Tai aš net pasimatavau, kai tuos parametrus mums. Ir žinot, jau nebejuokinga, kada tu už save, tai jo, tu kažkaip prašlyvosi. O čia yra dovana, bet kažkodėl tais gydytojai sako, kad jinai miršta. Kad jinai ir mūsų dukra Aurelija, jinai jau 7 mėnesių pradėjo daryti žingsnius. Jau 7 mėnesių pabaiga jinai pradėjo daryti žingsnius. Man tai buvo siaubas. Ir prieš tai kiekvieną mėnesį mes veždavom medikams, kad jie apžiūrėtų ir visą kitą. Ir čia jau įsijungia toksai mano, kad aš tai po truputį pradedu gręžtis link Dievo. Aš pradedu ieškoti atsakymus į klausimus. Man įdomu, kodėl, kas ir taip. Ir gydytojai sako, ar tu suvoki? Jie rodo, aš matau, aš ją ant rankos laikau, kad jinai gyva. O sako, kad jinai mirs. Tai po to atėjo atsakymas iš Suomijos. Profesorius, jisai iškės visą tai išnagrinėjo, visus tos tyrimus pasižiūrėjo ir parašė, vienareikšmiškai mirs. Ir tada žmona, jinai buvo ligoniniai, aš buvau savo namuose. Ir aš tada atsimenu, pirmą kartą pravirkau, todėl kad anksčiau aš buvau pasidaręs toks lidinis, kad nežinau, kas turėtų būti, kad aš pravirkčiau. O čia aš sakau, Dieve, aš suprantu, ryškės, manęs kitaip nesustabdysi. Ryškės, tu turi kažkokį planą. Tu planą turi gerą, bet tai mano pasiekmė mano gyvenimo. Bet kodėl jinai kenčia? Tai sakau, tu nužudyk mane, o ją palik gyvą. Palik ją gyvą, tu gul jinai gyvena, tu gul jinai auga visą kitą, bet sakau, po šitų žodžių aš suprantu, kad aš noriu matyti ją, kad aš noriu irgi gyventi. Aš noriu matyti, kaip jinai tuokiasi, kaip jinai auga, kaip jos galų gale ir vaikus, ir jos net anūkus norisi panenčiant. Bet, sakau, aš suprantu, kad negaliu į nieką pretenduoti. Aš tau nieko neturiu duoti, nebent primuš kažką, bet ir to yragi ir stipresni už mane. Tai net ir tame aš net nesu tobulas. Ir tada aš pasakiau, Dieve, sakau, nežinau kaip, bet aš tau pažadu tau tarnauti. Jeigu reikės bažnyčiai grindys valyti, dar kažką ten tokio, kažkas tokio, kur tu tik tais mane pašauksi, tai ten aš būsiu. Ir iš tikrųjų taip nuoširdžiai giliai paverkiau. Po to po keletas dienų nuėjau pas mūsų pastorių, čia jau nemenčiniai pasirodo, sekmininkų bendruomenė buvo. Ir jie pas mus buvo per vestuves, nes mano žmona gerai juos pažinojo, nes jinai nuo mažens buvo toj bendruomeniai. Po to jinai irgi taip atitolo. Ir aš vienas nuėjau ir mums galima būdavo nepasibeldus ateiti ten. Ir aš atidarau duris, aš užeinu. Ir standartiškai, ko mes tikimės išgirsti iš šventų žmonių. Nu ką, prisibėgiojai. Ar nesakėmės tau, ar neperspėdinėjom tavęs. Ir dabar tiek meldėmės, o tu taip ir taip. Aš viską buvau pasiruošęs
reiškia, bet kokią gėdą, jūs tik pasimelskit, kad tik Dievas išgirsta jūsų maldą. Jūs tik pasimelskit. Sakykit, ką norit apie mane, aš viską priimsiu. Nebuvo nei vieno tokio žodžio. Nei vieno. Mes atsiklopėm melstis, jie apkabino mane prieš maldą, apkabino. Aš nesuprantu, kas vyksta. Ta prasme, tai jūs duokit man dvasinių malkų, kad, ta prasme, už tokį mano poelgį, už mano gyvenimą, ne? Mes visi atsiklaupėm ir aš truputėlį pradėjau melstis ir klausysiu, kaip jie meldys. Aš pagal viską svetimas, aš net ne bažnyčios narys, bet jie kaip už savo sūnų meldėsi. Ir žinote, ir aš pamačiau ten pirmą kartą regėjimą. Aš pirmą kartą pamačiau, kad aš kažkaip tais atsidūriau Santariškių ligoninėje, tada jau tai vadinosi, priimamajam. Ir pro mane praėjo Dievo jėga. Aš nesuprantu, kaip tai paaiškinti, tą Dievo jėgą. Bet aš taip išsigandau, aš negalėjau pajudinti. Pas mane nei vienas raumo negalėjo sujudėti. Bet aš apsidžiaugiau, kad jinai už mane, ne prieš mane. Ir vat kada žmonės sako, aš ten kažkokią ataskaitą duosiu Dievui, nieko panašaus. Sakau, jūs net neįsivaizduojat, kas tai yra. Jūs neįsivaizduojat. Ir aš sakau jiems, aš nusidėjėlis, vat tokį dalyką pamačiau, sakau, kaip man tai suprasti. Jie tik tais nusišypsojo, sako, Dievas kalba nusidėjėliams irgi. Jisai žino, kaip prakalbėti. Ir bėgo laikas, augo dukra, Suomijai buvo padaryta operacija, tas pats profesorius atsiuntė laišką, kad aš apsiėmu. Gydytojai už mūsų susistojo, rašė ligonių kasom, ta prasme buvo ir apmokėta ir visa kita, tai ten yra kitas liudijimas, jisai ganėtinai ilgas, kai viskas tai vyko. Ir padaryta operacija, sėkminga operacija. Ir auga Aurelija, mes irgi tokie, žinot, kaip ir, mums atrodo, kad mes užtektinai bažnyčiai. Mums atrodo, kad taip jau užtektinai, aš net būdavo ir pastoriui bažnyčią pavežu ir visą kitą, toks nuo jau. Kažką, ašgi Dievui žadėjau. Ir ateina tokia žinia, kuri mane labai išgąsdino. Reiškia, mūsų pastorius pasakė, aš pakviečiau vyskupą, tema pokalbio, aš jau nebegaliu, sako, nešti pastorius tarnystės, aš esu per senas. Sako, man jau yra fiziškai sunku. Dvasiškai jis tikrai buvo labai stipri asmenybė, labai stipri. Tai ir atvažiuoja vyskupas, atvažiuoja, reiškės, dar ir pavaduotojas jo, ir vienas pastorius, ir ten vyksta pokalbis ir taip toliau, ir aš nugirstu, kai jie jų užklausia. Gerai, sako, o ką jūs matot, pastoriu? Sako, mes matom Giedrių. Žinot, nebejokinga. Dieve, tu juokauji. Man pasigirdo, jie negali manęs matyti manyje pastorių. Tai žvėris, kuris dar praeina reabilitaciją, žmogus su sulaužyta sąžinė, žmogus, kuris paminė daug ką. Ir tie žodžiai, Dieve, aš tau pažadu. Žinot, nuvalyti dulkes kartais būna sunku. Pavežti pastorių kartais būna irgi sunku, nes tu turi savo planų. Bet Dieve, čia, taigi ne juokai. Čia jau visai kitas kelias. Čia visai kita tarnystė, čia visiškai kitaip. Žinot, ir po to pradėjo, reiškės, per vieną pranašystę, per kitą patvirtinimas, visą kitą. Aš net po to į Baltarusiją išvažiavau, ten, kur niekas manęs nežino. Ir ten Dievas pagavo ir sako, tu esi mano patirtasis. Ir sakau, Dieve, tu išlaikai savo žodį. Padėk man išlaikyti savo. Žiūrėkit, net, kad išlaikyčiau savo pažadą, aš turėjau prašyti Dievo jėgų. Aš galbūt čia gal ir atvirai, bet kitaip aš nematau prasmės pokalbio. Jo. Ir, iškės 2 metai bandomasis laikotarpis, tai čia buvo 11 metai ir 13 metais įšventina. Tai ir po šiai dienai. Kaip jūsų žmona reagavo į jūsų būsimas pareigas? Žmona, jeigu gerbiamas klausytojas buvo įdėmus klausytojas, tai aš prašiau kokios žmonos, kuri mane stumtų link to. Ir kaip būdavo, žinot, mūsų bendruomeniai būdavo taip, pastorius pasakydavo ten trumpą pamokslą ir vis norėdavo, kad kažkas iš broliukų dar pasidalintų. Ir jisai visada sakydavo, ten vienas buvo brolis, kuris visada sakydavo, ir jis sako, gal dar kas turi žodį, gal dar kas nori pasidalinti.
Ir aš taip žiūriu, jeigu, ko tu į mane žiūri, žinai. Aš lietuvio kalbis, žinai, ir, man rusiškai pamokslaut, nes pamaldos vyksta rusų kalba. Ir taip, kažkaip taip galvoju, gražiausiai ten, ne. O žmona sako, o ką tu neturi kom pasidalinti? O ką tu skaitai, va taip tiesiog tuščiai? Ir taip. Ir aš atsimenu, vieną kartą ryžausi, pasakiau pamokslą. Pastorius tylėjo, aš galvojau, kad viskas labai blogai. O pasirodo, buvo viskas labai gerai. Pirmas pamokslas buvo pas mane 14 metų, kai buvo Biblijos mokykla, aš jos nebaigiau, nes neturėjau patau už ką važinėti. O kitas, jau nežinau, gal apie 30, kažkas apie tai. Gal 29, tame tarpe. Ir tokiu būdu, reiškia, mane visada žmona stumdavo, paruošk žodį. Sako, matai, žmogus jau senyvas, jam kur kas sunkiau negu tau. Ir aš galvodavau, ko tu čia dabar taip žinai, taip jau, tu net nežinai, ką tai reiškia, tai turėjau patogu, atsimenu Dievę, ašgi prašiau. Aš prašiau, kad tu duotai žmoną, kuri stumia link tavęs. Tai jinai tik užbuvo, jinai pilnai suvokė, kas jos laukia. Jinai pilnai suvokė, todėl kad dabar mūsų vaikai sako tokį net įdomų humorį. Sako, tėti, iš kur kiti žmonės žino, kad tu atsisėdi pavalgyti? Tu tik, sako, su mumis atsisėdi pavalgyti, skambutis. Tai žmonai kitą kartą reikia man dar pašildyti maistą. Atrodytų, taigi nėra, čia netarnystė, tai nėra sunku, bet kai tai diena iš dienos, tai vis tiek našta ant jos. Ir tai neskaitant, kad kitą kartą išvažiuoti reikia ir taip toliau, ir taip toliau. O galima pasakyti, kad pastorius čia ne darbas, o gyvenimo būdas? Galiu pasakyti taip, nes aš gyvenu iš plytelių klijavimo. Reiškia, mano alga, tai reiškia, kiek aš išklijuoju, tiek aš gaunu. O visa kita tai yra gyvenimo būdas, nes pastorius, jisai negali uždaryti bažnyčios 17 val. Arba 18 val. Ir priėmimo valandos, nes žmogui, kada skauda, kada, tarkim, jo artimą veža į ligonį ir gydytojai sako, kad jisai mirs, jisai taip tau paskambins 2 valandą. Ir aš tame nieko nematau blogo. Tai atvirkščiai žmogus, kuris skausmą turi, kuris jisai kreipiasi, kad tu pabūtai su juo. Tai jeigu tau tik tais darbo valandos, tai sakysi, atsiprašau, skambinkit ryte, kai turėsit kokių žinių. Mirė žmogus, nemirė ar dar kažko tokio. Tai tikrai čia gyvenimas, čia iš vis, kaip sakyt, nedaloma dalis mūsų. O kaip jūs susitvarkot su tokiu krūviu? Liepos 16 man 8 kartą atstatinėjo širdies ritmą. Tai iš tikrųjų irgi tokia labai įdomi patirtis. Aš suprantu, kad, reiškės, irgi dabar truputėlį bendruomenė paaugo ir jaunimas, kuris gali jau daugiau pasiimti ir visą kitą. Ir dabar jau po truputį tas toksai delegavimas tarnystės, tai jau biški man lengviau, jau man ženkliai lengviau. Tai tarkim vis tiek yra broliai, kuriuos iššventino į diakonus, kada mane šventino į pastorių, juos iššventino į diakonus, tai vienas apsiėmė tokį daugiau administracinį, bet jisai irgi ir daug ir fizinio padeda. O šiaip iš tikrųjų kartais būna sunku, kada tu dirbi ir tu sulauki skambučio ir po to skambučio tu supranti, kad tu negali dirbti. Visos mintis apie tai, visas taip, tu galvoji kažką tokio ir ten irgi istorija po istorijos. Sunku, bet įmanoma. Ir aš manau, kad kai ištikimai tu eini paskui Dievą, Dievas jisai duoda. Jisai duoda, reiškės, palengvinimą. Kaip ir minėjau, jau užaugo ir jau daug ką paėmė krūvio bažnytinio jau mano broliai. Aš kaip suprantu, kad vis tiek labai didelis krūvis ir emociškai, ir dvasiškai, kaip pats susitvarkot? Atsimenu labai gerai, kaip tuometinis vyskupas, dabar vyskupas emeritas Rimantas Kupstys. Jisai man yra pasakęs, Giedriau, nelaikyk savy. Yra tie žmonės, kuriems tu gali išlieti širdį. Yra tie žmonės, kurie, bet, tai supranta mane klausytojas teisingai, pastorius supras. Kartais bažnyčios narys, jisai nesupras pastorius. Nes mes kartais pastebim, kad mes jų akise tai tokie stipruoliai,
tokie, žinot, man kartais atrodo, kad jie galvoja, kad aš net Biblijos nelaikau, jinai pati sklando ore. Ir jeigu išjungiu šviesą, tai turbūt ir aš šviešiuosi, ar kažkas tokio panašaus. Na, gal aš čia taip jau per ryškiai, bet jie vat kartais žiūri taip, o kad tu tas pats žmogus, kuris susiduri su pagundom, susiduri su iššūkiais, susiduri taip toliau, tai vat mes būnam pasiskambinam ir galbūt kažkam standartiškai tai labai nuskambės, bet niekas taip tavęs nesupras kaip Dievas. Niekur tu taip neatsigyvinsi kaip maldoje su juo. Niekur tu neatrasi tos ramybės, kada tu girdi, kai jo tas tylus balsas sako, nesibijok, nes aš su tavim. Aš matau, tai reiškia šitą krūvį aš tau uždėjau ne tam, kad tu nusibaigtai, bet tam, kad tu sutvirtėtai, tam, kad tu suprastai, suvoktai. Ir reiškia, pastorystėje aš suvokiau, daug ką suvokiau, kad tai ne mano avytės. Jeigu tai būtų mano avytės, kurią nori tą ir paskirti, jeigu tai, bet čia Dievo avytės. Ir nedaug Dieve nedasiskaičiuosi, nedaug Dieve tu pasielgsi ne taip, neperiši, ten nepadėsi, nepamaitinsi ir taip toliau. Tada visiškai kitaip. Ir tu supranti, kad mano jėgos jos irgi yra ribotos. Bet kada mes tai atveriame Dievui, sako, mes suprantam, tai yra tavo kaimenė, bet tu duok jėgų. Tu duok stiprybės. Ir kada žmonės žvelgdavo į mus su Rimulka, mano tėvas vėžiu sirgo, jos tėvas vėžiu sirgo, jos močiutė koją amputavo. Ir, ta prasme, jos mama su cukriniu diabetu ir krūvos cistos. Ir mes būdavom tos ligoninės ir sakyta, ir žmonės sako, kaip jūs neišprotėjat. Ir mes taip sakom, jeigu taip, tai mes jau būtum senai išprotėję. Bet tu nesupranti, aš net nemoku paaiškinti, tu kaip po kažkokiu tais, kaip po apsaugą. Nedaeina iki tavo nervų galūnių visas tas toksai sunkumo maštabas. Ir tu tai praeini. Ir tada tu supranti, kad tai ne tu, o Dievas tau padėjo. Ne tu toksai Giedrius krasavčikas, kad tu čia, žinai, viską nugali. Ne, tai jisai padėjo. Jisai padėjo. Ir kai mes po to jau palydėdavom į amžiną gyvenimą ir savo tėvus ir visą kitą, tai aš mačiau, kaip mano tėvas miręs, irgi buvo tikintis žmogus. Tai jeigu mirtai taip kaip jis. Prasme, jis prie manęs iškeliavo. Nežinau, kas ateina, ką jisai pamatė, jo veidas nušvito. Jisai pradėjo lygiai kvėpuoti, to lygiai, jisai nusiramino, pasi ašara pradėjo bėgti. Jisai žiūrėjo su tokiu pasitenkinimu, aš nieko nemačiau tai palatai. Ir jisai iškvėpė. Ir tu prasme, kad tai atrodytų, kad iš vienos pusės tu jau nebeturi tėvo. Mama nemirė dar netgi prieš vestuves. Tu neturi savo tėvo. Tu jau tampi realiai vyras, tu be tėvų. Bet kažkas tai tave viduje taip lyg ir palaiko. Tu liūdė, tau skaudu, kad tu su juo nebepasišnekėsi, tu jau jo čia šioje žemėje neturi, bet yra tokia paguoda. Jinai iš tikrųjų yra kaip tvirtas pamatas, kaip tas toksai, kuris nesujudinamas yra. Ir jeigu tame esi, tu gali praeiti. Bet jeigu tu pasiduodi emocijom, jeigu tu pradedi savęs gailėti, snarglį leidai, taip toliau, kartais mes norim taip elgtis. Ir tada mes, žinot, kai pradedam kaip toj pelkiai. Tokiai, atrodo, tu vieną problemą ištrauki, žiūri, čia jau kita problema, tu tą ištrauki, žiūrėk, jau čia tas, visas kitas yra nas. Tai, kad daugybė pastorių sako, galbūt jau tai skamba standartiškai nuo sakyklos, pasitikėkit Dievu. O kokie santykiai su jūsų vaikais? Čia galbūt reikėtų jų klausti, nes turbūt jie daug ką pasakytų, ko aš nežinau, bet pagal mano tą, ką aš matau, tai tikrai geri. Jie dar vis kviečia kartu plaukti su baidarėm. Ir jaunimo tarnavimas, kuris pas mus vyksta, tai irgi jaunimas kviečia dar mane. Su vaikais mes neprarandam tų pokalbių, neprarandam to artumo, kad jiems kitą kartą trūksta, tai tą aš jaučiu. Bet aš stengiuosi laikytis to, kaip yra Biblijoje parašyta. Ir kartais mūsų pastorius nori pasakyti, tu privalai bažnyčiai. Sakau, stop. Dievas sukūrė šeimą ar bažnyčią pirmą. Kaip Biblijoje parašyta? Sukūrė šeimą. Tai aš nesakau, kad ten tu gali ignoruoti bažnyčios ten klausimus, iššūkius, ne, aš ne apie tai. Bet pirmiausia turi būti šeima. Ir mes paprašėm, kad šeštadienis tai būtų mūsų diena. Kad bažnyčios nariams aš paprašiau, kad jie neskambintų.
Jeigu aš suprantu, ten sunkus yra kažkokie tikrai išgyvenimai, netektis, lygos, dar kažkas, tai čia suprantama, bet kažkokiais kitais klausimais, būtiniais klausimais ar dar kažkokiais, tai yra kita diena, bet va šeštadienį tai yra mūsų šeimos diena. Ir dabar vat, mes penktadienį grįžom iš Vokietijos, mes buvom visi ir mamą pasiėmėm, žmonas ir viskas. Ir ta prasme mes pabuvom, mes norėjome būti. Nebuvo taip, kad vaikais kitai, tėvai mes su jumis nenorim tenais ar dar kažką. Tai, žinau, kartais atrodytų, kad pastorius tai yra rimtumo įsikūnymas. Mes pažvengim kaip reikia, mes džiaugiamės gyvenimą. Jeigu mes pamatom gražų gamtovaizdį, mes sustosim, mes pabūsim, mes pasidžiaugsim, mes sušvilpsim tenais pasižiūrėti, koksai aidas ar dar kažką tokio. Nu, bet vaikai nebūtų vaikai, jie ten pradeda ir švilpauti, ir rėkauti, ir visą kitą. Ir tada praeiviai, kai žiūri, tada jau tu sakai, bet tai viduje rėkaukit, kiek norite. Nes kodėl aš paklausiau tokį klausimą, dėl to, kad aš suprantu, pas jūs daug didelę vietą užima jūsų tarnavimas ir jūs kaip sakėt, kad čia gyvenimo būdas. Tai ir būna, kad iš tikrųjų vaikams pastorių jiems neužtenka jų visų pirma tėvų. Ir būna, kada kokia nors krizė gyvenime, jie pradeda kaltinti savo tėvus. Suprantu, apie ką šnekat, ir čia aš netgi padaryčiau tokią kitą paralelę, kad tiek pastoriai, tiek nepastoriai, tiek bažnyčios nariai arba iš vis netikinti žmonės, jie gali lygiai taip pat gyventi netarnaudami Dievui ir lygiai taip pat neturėti to asmeninio santykio su vaikais. Todėl, kad vis tiek mūsų gyvenimo didelę dalį užima ten, kur mūsų yra širdis. Tai jeigu mano širdis yra hobija, kentės vaikai. Jeigu, tarkim, jų hobis nesutaps su mano. Jeigu mano hobis yra kelionė, tokia vienišiaus kelionė, kur tu ten pasiimi ten lašinio ten gabalą ir duoną su česnaku ir eini tenais vandenį iš upelio semdamas, vaikai irgi kentės. Jeigu tai yra automobilio ten kažkoks tai ten pruicinimas, ten dralinimas, blizginimas, visą kitą vaikai kentės, nes tai yra va ten tavo širdis. Bet aš aišku, be abejo stengiuosi, kad jeigu yra galimybė, aš pasiimu vaikus kartu. Jeigu mes važiuojam kažkokią bendruomenę aplankyti, mes be abejo įmam vaikus. Ir tada tai yra kelionė, kai tu važiuoji, tu kažką pašneki. Ir dabar irgi toksai mano vienas iš sūnų pasikrikštijo. Pas mus irgi, jeigu klausytojai bus įdomu, yra 4 vaikai, 2 dukros, tai pirma dukra ir paskutinė iš vaikų dukra ir 2 sūnus. Tai vyresnis iš sūnų, jisai pasikrikštijo. Jūs nesivaizduojat, kiek tai man kainavo. Aš tylėjau, nes aš nenorėjau, kad jisai pasijustų nepatogiai, kad pastoriaus vaikas, kuriam jau 18 metų jis yra nepasikrikštijęs. Ar esmė, su kitais aš kalbėdavau, reiškia, sakydavau, kad, kaip tu nori toliau gyventi, tai toliau, o su savo vaiku atrodytų, tu negali taip šnekėti. Atrodytų, jeigu tu pasakysi, tu lygtais jam manevro neduodi. Tai aš stengiausi iš visų jėgų duoti manevrą. Iš visų jėgų aš tylėjau ir visą kitą ir sūnus priėjo. Sako, bet pas mane kyla klausimų, o tas, visą kitą, sakau, dar ieškom Dievo. Ir jis buvo nuvažiavęs į stovyklą ir stovyklai priejo žmogus, jis sako, meldžiausi už tave. Ir Dievas sako, aš noriu su tavim rimtų santykių. Tai jau buvo ne iš manęs tie žodžiai, kurie galėtų būti jau traktuojami, kad, kaip kitaip, ką mano tėvas kitaip pasakys. Tai čia yra toksai biški sunkokas dalykas. Nes suprantu, kitas sūnus, jisai truputėlį turi mano charakterio. Aš anais metais 5 kartus mokykloje jau buvau. Ir dabar pasakyti, kad man yra gėda dėl tavęs ir ką tu darai, nes ašgi pastorius ir tu taip elgiesi, ką žmonės apie tave šneka. Žinote, man norisi pašvilpauti, ką žmonės sako. Tai yra mano sūnus, aš jo neįsižadu. Jis yra labai geras, jis yra labai fainas. Ir papasakosiu vėl tokią istoriją, kurią brangiam klausytojui irgi turėtų būti labai aktuali. Tai kada mes dar gyvenom pačioj Nemenčinėje, ten buvo labai dalis namo. Mes labai ankštai gyvenom, 18 kvadratų, mes gyvenom 5. Vienam kambarį, kitam kambarį tėvukas. Ir mums su žmona būdavo šventė, kada ateidavo po jaunimo tarnavimo, mūsų vaikai norėdavo važiuoti į Didžiųjų Kabiškių kaimą, kuris 3 km yra, ir pas
uošvienę pasilikti nakvoti jiems močiutę, tai yra ryte blynai, ten uogienės, na, žodžiu, kas turi močiutės tai ir senelius, tai žino, kas tai yra. O mes likdavom su žmona dviese ir mes be abejo turėdavom ką viens kitam pasakyti. Ir ryte suskambo telefonas. Suskambo anksčiau, negu jisai visuomet skambėdavo, kad gal jūs atvažiuosite ant blynų ir taip toliau. Ir žmona pakelia ragelį ir aš girdžiu, kad kažkas kitam ragelio gale panikuoja. Ir aš jau pradedu rengtis. Ir pasirodo, uošvienė gyveno antram aukšte ir ten rūsy ir pirmam aukšte gaisras. Ir mes atlėkėm, mes negalim ten. Gaisrinės mašinos. Viskas yra gesinama, po to pasirodo, kad tik dūmai ėjo iš pirmo aukšto, viskas buvo rūsy. Ir galvojate, aš turėjau pretenzijų jiems, kad jie namų darbų nepadarė. Jūs galvojate, kad aš turėjau pretenzijų, kad ten mane į mokyklą iškvietė. Jūs galvojate, kad aš turėjau jums pretenzijų, kad jie ten indų nesuplovė, tai tiesiog taip išvažiavo, nors pažadėjo. Ir pažadėjo mums tą, kitką, trečią, ketvirtą, aš tiesiog norėjau būti su jais. Man buvo nesvarbu. Visa kita, kaip tik būti su jais. Tai, brangus klausytojau, žinok, kad šiandieną, ką tu turi ir tas nuodėmės, kurios yra tavėje įsišaknijusios ir kurių tu negali niekaip iš savęs išnaikinti, žinok, kad pirmiausia jisai nori ateiti pas tave. Ir tada jisai pradės tą daryti darbą. Bet svarbiausia tai yra tavo ir mano išgelbėjimas. Ir žiūrėkite, per tokią situaciją kiek daug supranti. Gali pasakyti pamokslą. Gali išdėstyti tai, kad Dievas mylintis Dievas. Taip. Jeigu mes gyvensime nuodėmėj, tai mes visą tai ir kaip Rusai sako, pažniom, visą tai ir nupjausim. Visą tai, bet Dievas jis ateina, kad išgelbėt. Ir jo meilė atsiskleidė per Jėzų Kristų. Ir tada, kaip mes paimam, pažiūrėkite, ar tai būtų tarnystė, ar tai santykiai su vaikais, ar visa kita, kada yra Dievas, yra visai kas kita. Ką jūs patarsit būtent vaikams, kurie galvoja taip, kad mano tėvas kaltas, kad jis labai retai buvo su manim? Jo, tai aš norėčiau patarti galbūt nuo tokio šalto dušo. Nuo šalto dušo, kad jeigu šiandien tu taip galvoji, tai rytoj tu būsi kur kas žiauresnis negu tavo tėvas, negu tavo mama. Mano tėvas pradėjo gerti 24 metų, o aš pirmą kartą 14 paragavau. Mano tėvas išgėręs niekada nieko nėra sumušęs, nėra blogo žodžio pasakęs, o aš esu sumušęs ir blogą žodį pasakęs. Aš tapau blogesnis už jį, vien dėl to, kad aš negalėjau jam atleisti. Dabar aš neatsimenu, ar man buvo 6, 7 ar 8 metai, kažką tame tarpe, mama jį tiesiog išėjo. Nes jisai gėrė ir jisai buvo neblogas, jisai buvo geras, tiesiog visą algą ir palikdavo kažkam. Kažkam tik tai jis ne mums. Ir aš tapau blogesnis, todėl kad neatleidau. Kada vaikai, kada taps tėvais, jie supras, kad ne viskas taip paprasta. Kad visi mes norim būti gerais tėvais. Ir aš galėčiau pavyzdį po pavyzdžio sakyti, vienas iš mano draugų, jis sakė irgi, aš niekada negersiu kaip mano tėvai, nes jie gyveno socialiai. Jisai tapo dar blogesnis. Ir tai pavyzdys po pavyzdžio. Ir kaip pasakyti, neatleidimas savo tėvams, ta nuoskauda, jinai niekada nepadės kilti į viršų. Bet jeigu tie jauni žmonės, kurie pasakys, aš visą šitą padedu į šoną. Ir aš noriu kilti Dieve šitam gyvenime, reiškia siekti tų gerų vaisių. Ir tai nebus pagrindas, kad aš noriu įrodyti savo tėvui ir savo mamai, kad aš esu geresnis. Ne. Todėl, kad aš tai noriu padaryti ir kad jiems būtų gerai kartu su manim. Kai mano mama mirė, man buvo labai skaudu, todėl, kad aš jai nepasakiau, kad myliu. Su tėvu aš tą klaidą ištaisiau. Ir jūs net neįsivaizduojat, kaip yra nuostabu, kada tu važiuoji automobilį, tu ištrauki saldainis, kai tėvė nori saldainį. Atrodo, kas tai tokia saldainis. Bet jisai tau duodavo taip pat. O dabar jau tu užaugęs, tu irgi turi vaikų ir tu savo tėvas, kai nori saldainį. Tu pasidalini su maštiniu su juo. Tu gyveni kartu su juo, tu džiaugiesi, kad jisai yra ir
jo visi tie klyskeliai, visas tas nepriteklis, kurį aš turėjau dėl jo būtent tokio gyvenimo, jisai visiškai nieko, kada tu pasiemi visai kitą pagrindą. Kada tu paimi pagrindą, aš nepyksiu. Nes mes žinome, kad yra Dievas, yra velnias. Ir velnio strategija yra tai, kad tu tai darytai iš pykčio, kad tu tai darytai iš to, kad tu nori kažką įrodyti ir visa kita, ir visa kita. Ir aš tai netgi supratau ringę. Aš tai supratau ringę. Visada priešininkas nori, kad tu supyktai. O kada tu supykti, ten pradedi visai, ir tu pradedi daryti daugybę klaidų. Bet kada tu išlieki visiškai ramus, kada tu išlieki tas toksai, kad tu ateini tam, kad nugalėti. Ir jeigu šiandien jaunam žmogui trūksta laiko, kad jam skirtų tėvai, tai aš noriu pasakyti, kad jie pradeda užaugti ir tapti brandžios asmenybės, kurios puikiai gali tai padaryti už tėvus. Jūs skirkite jiems laiko. Jūs skirkite savo tėvams laiko. Ir tada pasižiūrėsite, kaip jums bus paprasta atsiplėšti nuo kompiuterio. Kaip jums bus sunku atsiplėšti nuo to, kad jūs su draugais kažkur tais nusprendėt po Rotušės aikštę pasivaikščiot, limonadą atsigerti, pyragaitį sugriaužti ir dar kažką tokio. Jūs pamatysite, kad ne taip ir viskas paprasta. Nuo savo studijų, nuo savo darbų, nuo savo namų apyvokos šitų ir visa kita. Tai nes tiek jauni, tiek seni, jie yra tokie patys. Tik tais mes kitą kartais pykstam, todėl kad su mumis taip nepasielgia. O Dievas sako, pradėk tu tai elgtis. Ir tada tai pajudės ledai ir galbūt ne iš karto tėvai supras, kas čia vyksta. Bet kai jie supras, laimingesnių tėvų ir už tos jaunus žmonės nebus pasaulyje. Kada ledai pajudės, kada jaunas žmogus pasiėmė atsakomybę. Kada jaunas žmogus jisai pasiėmė, o aš suprasdamas tėvų sunkumą ir visą kitą, o aš pasielgsiu taip gerai. Tik tai galiu palikti. Nes visą tai tada kreipkitės į kitus žmonės ir ieškokite, kurie pateisins jūs, kad jūsų vaikystė sunkiai, visų vaikystė sunkiai. Labai gerai gyvenančių žmonių yra irgi sunkiai vaikystė. Aš dirbau pas turtingus žmonės, patikėkit, milijonai nieko nereiškia. Milijonai nieko nereiškia. Ten irgi kenčia, tiek jauni, tiek seni. Ten būna dar daugiau kenčia. Taip. Ir ten būna dar blogesni santykiai su tėvais. Ja. Negu pas paprastas žmonės. Aš norėjau paklausti, kokius vertybės jūs išmokot savo vaikus? Kaip sakyti, aš mokau, kad jie būtų sąžiningi. Sąžiningi pirmiausia su savim. Kad užduotų savo teisingus klausimus. Kad ne aplinkybės įtakoja, bet aš tose aplinkybėse ne taip pasielgiau. Kad ne faktas, kad nebūt savikritiškais ar dar kažką ten tokio, kurie ten save jau ten, bet kad jie būtų sąžiningi. Kad jie būtų sąžiningi. Aš jas perspėjau, kad šiame pasaulyje nebus populiarūs, jeigu jie bus sąžiningi. Bet tuose kryžkelėse ir tuose labai svarbiuose sprendimuose tai jiems be abejo padės. Sąžiningi su savim, sąžiningi santykiuose, su artimaisiais, netgi su šio pasaulio. Ir be abejo su Dievu. O jeigu jūs turėtumėte dabar tokią galimybę kažką pasakyti, patarti savo jaunystėje? Savo jaunystėje? Jo, čia toksai įdomus klausimas. Turbūt dar kokių 3 valandų reikėtų. Bet jeigu taip apibendrinant, aš savo patarčiau, kad koks tu bebūtai Giedriau, ar geras ar blogas, Dievas jis niekada nesikeičia. Ir Dievas lauks tavęs tol, kol tu būsi gyvas. Ir tai mano nueitam kelyje aš dabar suprantu. Tai neduotų man tai, kad aš darau, ką noriu. Bet aš suprasčiau, kad kas aš toks, kad verčiau Dievo laukti. Laukti jo ir aš vieną kartą tokią fainą giesmę esu išgirdęs. Be abejo, jinai rusiškai skamba. Никто не видел, не наблюдал, как ты в чреве матери меня создал. Ta prasme, nieks nematė, kaip Dievas tave kūrė. Tu žmogau esi nuostabus jo kūrinys.
Tu nesi kažkokio tai žmogaus kopija. Toks kaip tu daugiau niekada žemė nebus. Bus panašių į tave, tu būsi kažkiek tais panašus, bet tokio kaip tu nėra. Ir Dievas, jisai nepadarė nei vienos klaidos, kurdamas žmogų. Nei vienos klaidos. Ir kas tu toks? Giedriau, kad tu priverti jį laukti, nes jisai sukūrė tave, kad bendrautų su tavimi. O bendravimas su juo tai neilgi poteriai. Tai ne forma, kada tu stovi ant kelių ir lauki, kadagi jisai tau atsakys. Tai yra iš tikrųjų kur kas nuostabus gyvenimas. Dabar mano žmona, jinai yra namuose, jinai biškai pasiligojus. Aš nieku su jumis, aš su ją. Aš gal jūs net ir supyksit, bet aš su ją. Aš čia kūną, aš čia dalinuosi visą kitą, bet aš su ją. Tai lygiai taip pat yra su Dievu. Mes kur bebūtume, mes galime būti su juo. Tai vat tą aš savo patarčiau. Kad tu atmesk visą kitą. Yra Dievas, kuris laukia tavęs. Ir būk geras, nepriversk jo laukti ilgai. Tai va tik tiek. Na ir mes jau einam link pabaigą, kad jūs važiuotumėte greičiau pas savo žmoną. Aš noriu paklausti paskutinį mūsų tradicinį tokį klausimą. Kaip tarnauti ir kaifuoti tame? Kaip tarnauti ir kaifuoti? Tai jeigu tu myli, tai iš karto šitas atsakymas ateina. Pas mus irgi galiu šiek tiek ir įsiplėsti, jeigu ką apkarpysit. Tai pas mus jaunimo susirinkime, reiškės, buvo tokie anoniminiai klausimai, kuriuos galima būtų aptarti, reiškės, parašyti ir mes juos svarstėme ir ten buvo, kaip, reiškės, nustatyti, kur yra Dievui tarnystė, kur vergystė. Žinau, šitas klausimas, jisai mane smarkiai labai pakirto, nes aš suprantu, kad pas žmonės kyla klausimai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš kai kuriems, ne visiems, nes po to tos geros mintis jūs kartais vėliau ateina. Ir aš uždaviau klausimą, jeigu aš per jaunimo tarnavimą pasakyčiau, kad man tarnystė jums yra vergystė, kaip jūs pasijaustumėte? Šiaip žiauriai, ne? Ta prasme, iš karto žiūrėkite, koksai atotrukis iš karto, kas vyksta, kas ne taip, ta prasme, koks aš ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu tu tai pasakai, kad Dieve šitai tarnystėje, kaip jūs sakot, nekaifuoju, man jinai kaip vergystė, kaip jaučiasi Dievas? O jeigu kažkas tau pasakys, kad patarnauti tau, man čia yra. Aš ta prasme negaliu kentėti, sakyti. Aš tai darau vien dėl to, kad Biblijoje tai parašyta. Nieko nebus. Jeigu mes mylim, tada mes patarnausim. Ir tas tarnavimas, brangiai, kitą kartą būdavo, tu naktimis grįžti, visą kitą ten istorijų pilna ir žudikus buvau pavežęs. Čiut nepapjovė, jeigu ne Dievas. Ta prasme ten daug, bet vis tiek tu paskelbi gerai naujieną. Vienas buvo sustabdęs peilį, va čia sako, iš tikrųjų Dievas tave saugo. Ir brangiai, tu džiaugiesi tuo, kad tu galėjai pasakyti tas, kuris praėjo Afganistaną, kuris yra visiškai suniokotas viduje ir jisai išgirsta tą gerą naujieną. Ir tu pamatai jo veidą, brangiai, va čia tai yra kažkas tokio. Kada tu pamatai į susirinkimą, ateina į pamaldas, ateina žmogus paniuręs, jisai susitinka su Dievu ir jisai išeina. Tu supranti, kad tu buvai maža dalelė to. Ne tu čia diriguoji visam šitam paradui, ne. Bet aš tai vardinčiau, kad tu esi tas, kuris iš apkasų truputėlį iškeli galvą, rizikuodamas pats gautis, kad eik čia, mes prašliaušiai, mes praeisim, ten po to bus, galėsim atsistoti pilnu šito. Ir brangiai, va tai yra tas drive'as, yra tas nuostabus, tu pradedi džiaugtis. Ir žinote, kodėl tu dar pradedi džiaugtis? Todėl, kad aš anksčiau negalėjau mylėti. Aš norėjau mylėti, o dabar galiu. Aš anksčiau norėjau trenkti į žandą, po to aš suvokiau, kad aš nenoriu. Aš supratau, kad aš myliu. Aš supratau, aš galiu žmogų mylėti, mano brolius, mano seseris, bomžus. Aš galiu mylėti. Ir vat kada buvo tas karantinas, kada mažai žmonių bendravo, kaip aš džiaugiuosi, kaip aš mačiau daugybę žmonių. Be meilės niekada tu negalėsi tarnauti džiaugsmingai. Sunkus yra tarnavimas kitą kartą. Sunkus yra iššūkiai. Bet meilė, kaip parašyta, jinai viską iškenčia. Jinai visko galėsi, visko tiki. Ir kada tu esi tame, tada iš tikrųjų tai bus ir skanu kitiems. Mano mama mokydavo valgyti taip, kad kiti norėtų.
Gyvenkite taip krikščionišką gyvenimą, kad ir kiti norėtų krikščionimi tapti. Krikščioniškam gyvenime yra labai daug iššūkių. Labai daug iššūkių, bet per visus mus praveda Dievas. Ir jeigu mes turime tikrai jo meilę savo širdį, mes galėsime džiaugtis. Ir visi netikintys pasakys, iš tikrųjų su jais yra Dievas. Ir kada pas juos bus sunku, mes jau nebesakysime, mes nesakėme į bažnyčią, ne, mes viską mesime, mes padėsime jiems. Mes padėsime jiems ir pamatysime, kaip jie kyla. Kodėl? Todėl, kad šiandien pasaulyje tikros meilės vis lieka mažiau ir mažiau. Ir aš prisiemu pilną atsakomybę. Tikrosios meilės mažėja bažnyčiose. Mažėja bažnyčiose. Ir tai yra didelis iššūkis. Šiandieną mes užsisklendžiam, šiandieną man patogu, šiandieną aš geriau pabūsiu, pasižiūrėsiu, reiškės įrašą, nors puikiai jaučiuosi ir taip toliau, taip toliau. Bet jūs matote, mano šypsena jinai yra neplasmasinė. Aš tikiu, kad čia yra laikinas, kad mes atsikelsime visi ir suprasime, kad Dievo meilė, kuri jis įdeda į mūsų širdis, ne tam, kad tik mes gerai jaustumės, bet mes gerai jausimės tada, kada mes tarnausime. Ir žiūrėkite, mes apeinam ratą ir prieinam prie to. Tarnystėje meilė ir meilė tarnystė. Tarnystė dėl meilės. Meilė Dievui, meilė žmogui. Ir visą tai susipinę. Ir noriu palinkėti, kad brangus klausytojas, jisai pasimtų savo kaip tą nuostabų kvapą, kuris ne tik puikiai kvepia namuose, bet kuris sklinda ir kviečia visus kitus. Nes geri kvepalai, jie atkreipia dėmesį žmogų. Aš, pavyzdžiui, gerą uoslę turiu, aš galiu atpažinti gerus kvepalus. Ir aš atsisuku, kasgi čia pasikvėpinės tais gerais kvepalais. Ir žinau, kas yra prasti kvepalai. Tai jeigu nuo mūsų sklinda nuostabus Dievo kvapas, žmonės nekvaili šio pasaulio. Jie atsisuks ir pasižiūrės, kaip nuostabiai nuo mūsų dvelkia ta Dievo meilė, tas nuostabus kvapas. Ačiū Jums labai už tokį gerą ir šiltą pokalbį. Iš tikrųjų labai šiltas pokalbis. Dėkui. Čia prie pas mus buvo kelias jau. Bet iš tikrųjų iš Jūsų buvo, mes jaučiamės, kad mes šiltai čia sėdime ir kalbame. Prisimint, kalbėjau apie vertybės ir mano broliai tarnautojai, jie sako, mano savybė nuoširdumas. Jeigu kalbėti, tai nuoširdžiai. O jeigu ne, tai geriau patylėti. Tai ačiū labai mūsų brangūs žiūrovai, kad pasilikote iki galo su mumis. Spauskite like, prenumeruokite mūsų kanalą, taip pat prenumeruokite ir Giedriaus bažnyčios kanalą, čia Nemenčinės krikščionių bažnyčia. Taip, tai ir iki naujų susitikimų. Ačiū Jums labai. Dėkui.